2013 m. balandžio 11-ąją Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos geležinkelio įmonių vadovams pristatė geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinę sistemą. Ši sistema gerokai palengvins geležinkelių transporto srities įmonių darbą. Nuo šiol 8 inspekcijos teikiamas paslaugas bus galima gauti nuotoliniu būdu. Nuo 2009 iki 2013 metų Valstybinė geležinkelio inspekcija įgyvendino ES struktūrinių fondų remiamą projektą Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros viešųjų elektroninių paslaugų sukūrimas. Projekto tikslas – perkelti inspekcijos teikiamas viešasias paslaugas į elektroninę erdvę, padaryti jas prieinamesnes, patogesnes ir pigesnes verslui bei gyventojams. Projekto metu sukurta Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinė sistema, kuri pradės veikti nuo šių metų gegužės 31-osios. Šiandien parodysim, kokios jos bus galimybės, tai čia būtent elektroninių paslaugų. Ir kita sistema, kurią minėjau ir kurią pristatysime, jinai startuos kažkur rugsėjo mėnesį. Taip pat organizuosim dar 2 renginius būtent specialistų bendruojam, čia tiem žmonėm, kurie tiesiogiai dirbs su tą informacinė sistema, kurie galės registruoti kokį nors riedmenį, pavyzdžiui, nereikės jiems važiuoti pas mus ir panašiai. Prisijungusios prie šios sistemos geležinkelių srityje dirbančios įmonės ir fiziniai asmenys galės teikti prašymus laikyti darbuotojo, dirbančio su geležinkelių transporto eismu, krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose krovos darbų vadovo, pavojingų krovinių vežimo geležinkelių specialisto ir kitus egzaminus. Teikti prašymus išduoti įvairius leidimus, sertifikatus, atestatus, registruoti riedmenis ir geležinkelių infrastruktūros objektus. Taip pat elektroniniu būdu pranešti apie geležinkelių transporto eismo įvykius. Susimokėti už egzaminus ir leidimus taip pat bus galima elektroniniu būdu per elektroninę bankininkystę. Sistema automatiškai informuos apie turimų leidimų ir kitų dokumentų galiojimo pabaigą. Ja naudojantis bus galima greitai ir patogiai gauti naujausią su geležinkelių transportu susijusią informaciją. Pavyzdžiui, apie pasikeitusius teisės aktus, peržiūrėti savo įregistruotų riedmenų ar infrastruktūros duomenis, savo pateiktus prašymus ir kitus dokumentus. Tad visa svarbiausia su geležinkelių veikla susijusi informacija bus vienoje vietoje, patogiai ir laiku pasieks savo auditoriją. Iki šiol norint gauti valstybinės geležinkelio inspekcijos paslaugas, tekdavo vykti į Vilnių, kartais net kelis kartus. Pavyzdžiui, pristatyti prašymą įregistruoti vagoną, o paskui atsiimti vagono įregistravimo pažymėjimą. Naujoji sistema sutaupys nemažai inspekcijos klientų laiko ir kelionės išlaidų. Inspekcijos paslaugas bus galima gauti niekur nevykstant iš savo darbo vietos. Tai reiks interneto ryšio ir kompiuterio. Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinė sistema sukurta ekonomikos augimo veiksmų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projektų vertė 4 milijonai ir 900 tūkstančių litų. Gali valdyti, matyti, tvarkyti duomenis apie save. Tai kaip minėjau, čia jinai gali rasti savo įregistruotus riedmenis,